Čia tokia laisva, visiškai laisva forma. Mes turėjom tiesiog pokalbį su vienu iš potencialių akcininkų mūsų verslo ir nusprendėm, kad šiek tiek reikėtų ir edukacinio tokio, darydavom anksčiau sekmadieniais vietoj sekmadienio analizių, tiesiog edukacinio labiau pobūdžio pokalbius, visiškai laisva forma, ar ne, kur tiesiog kelias temas pasiemam, pasižiūrim ir galbūt šiek tiek jas panagrinėjom, bet bandysiu nuo pusvalandžio iki 40 minučių kažkur palaikyti tokį trumpą, kad neatsibostų, greit susiklausytų, čia kaip būna ir koks YouTube kontentas, kad jeigu per ilgas jisai, tai dažniausiai po to pradeda ir dėmesys galbūt blėsti viską, tai bandysim tokį clear and concise, aš šerinu savo skryną, tik dėl to, kad matytumėte temas kažkokias, pagrindas tai bus tiesiog klausomoji tokia medžiaga ir po to šiek tiek galbūt pasižiūrėsim kelias temas, ar ne, kurias aprašiau, čia va turėsim užankorintą visą vakaro temą tiesiog. Tai dabar pats pirmas, žodžiu, tai būtų balansuoju ties nulio riba, ar ne, break even, ką keisti, kad išlyščiau į pliusą. Kaip ir jaučiamės, kad kaip ir darom viską teisingai, neprarandam pinigų, arba ten prarandam labai nedaug galbūt, bet kažkaip ir neuždirbam. Iškart pabrėžiu, kad tai labai labai dažna stadija ir svarbiausia, tai ne problema, o didžiulis pliusas, nes reiškia, kad jau turi discipliną, edžą, tik reikia smulkių korekcijų. Tai reiškia, kad jūs maždaug, jeigu brėžtume čartą, ar ne, jūs kažkur va tam va konsolidacijos visam periode ir jūsų tikslas dabar, ar ne, breikautinti į būtent šitą epizodą, jūsų prekybos kelionį. Dabar tiesiog paaiškinsiu, kodėl šiaip įstringama ties to break even. Tai minusiniai traderiai dažniausiai neturi nei strategijos, nei rizikos valdymo. Tai čia yra kaip ir kiekvieno naujoko bandymas lošti šiek tiek. Tas toksai pats susipažinimas mano irgi toksai pat panašus buvo, kad pradžiai pradėjau su optionais visokiais ir taip toliau, pajaučiau greitą pliusą, tuomet vedė tiesiog ne tai, kad mokslas edukacija ar ne, realiai leidimas pinigų į marketą minusinis. Tai nėra nieko visiškai absoliučiai naujo, tai yra visiškai normalu. Tai faktas, kad mūsų tikslas ar ne yra patekti į būtent šitą vietą ar ne ir iš jos išlysti. Dabar kelis turiu tokius pagrindinius, sakyčiau, netgi punktus ar ne, dėl ko tai atsitinka. Pirmas būtų per dažnai prekiaujam lygų overtrading. Labai dažna traderių klaida tai yra ieškojimas atsako markete. Kai mes galvojam, kad kiekis taip strategiškai, ar ne, žiūrint į backtestus ir taip toliau, šiaip overall visos strategijos, kas liečia visos strategijos tokį principą, labai bazinį tokį, kaip sakant, strategijos ar ne supratimą, tai yra mes galvojam, kad kuo daugiau treidų, tuo greičiau mes čia savo tą edžą atrasim, tuo greičiau išmoksim ir panašiai. Kas yra visiškai atvirkščiai. Quality over ir quantity. Tai labai gerą girdėjau posakį iš Jade Cap, šiaip jo geros labai citatos, kai kurios būna, kad mums atėjus iki break-even vietos, ar ne, savo tradinimo karjeroj, mes turim pradėti neišmokti kažką naujo, o pradėti naikinti savo blogus įpročius ir, taip sakant, atmokti, atsikratyti to, ką mes išmokom. Tai viskas pradeda taip tokiu atmetimo būdu vykti. Nes per daugelį metų, galbūt kažkam mėnesių, ta prasme, bet kokia atveju pradžia visiems būna tokia galbūt be mentorių, galbūt šiek tiek paieškų metas ir panašiai, mes prisidarom nemažai klaidų ir tokiu būdu išsiugdom nemažai prastų įpročių. Ir prastus įpročius visą laiką yra sunkiau iš savęs panaikinti, negu ant švaraus gražaus lapo piešti ar ne tiesiog naują kažkokį tai gerą įprotį. O seną, mums nenaudingą įprotį gerų įpročių keisti yra žymiai sudėtingiau, nes mes atliekam tokį kaip ir dvigubą darbą. Tai pirmasis būtų ar ne tas kaip ir punktas, apie kurį norėjau paminėti, tai yra tiesiog per dažnai prekiaujam overtradinam. Galvojam, kad turim prekiauti kiekvieną dieną, kad turim prekiauti kiekvieną savaitę ir panašiai. Ir aš nešneku, kad tas overtradinimas tai 7-8 treidus, tai nereiškia, kad iš tų 7-8 treidų tau reikia panaikinti pusę. Tai jeigu 7-8 treidai yra pusė būtų 39, ar ne? Tau nereikia tiek naikinti tų treidų. Galbūt galėtum žiūrėdamas į savo žurnalą, į savo visą statistiką, atlikti analizę šiokią tokią ir galbūt 10 tų treidų ar ne, surastum, kurie potencialiai galbūt netitinka visų absoliučiai tavo nusistatytų taisyklių. Ir tie 10 treidų tau ženkliai viską keistų. Nes tie 10 treidų tiesiog nebūtų losai, mes prekiaujam su ganėtinai mažu win rate'u, bet didesniu risk to reward'u, tai
jau mes eidami į marketą, jau mes einame prieš statistiką visą. Ką noriu pabrėžti būtent šitų savo pointsų, kad overtradinimas nereiškia, kad tu dvigubai mažiau turi treidų paimti. Ar trigubai mažiau treidų paimti. Kad overtradinimas gali atsitikti ir kelti tau didelės problemas, bet iš to, kaip pavyzdys, ar tavo žmogus turi porą mėnesių 78 treidai, tai yra realiai vienas treidas per kalendorinę dieną. Tai mes prekiaujam 20 dienų, tai pas jį vidurkis yra nuo 2 iki 3 treidų per dieną. Tai kaip pavyzdys jau vien iš to, išanalizavus jo skaičius, galima suprasti, kad tikrai netitiks visi treidai strategijos. Nebus taip. Tokiu atveju tada, žinai, strategija susidaro iš Confluence 1, Confluence 2 ir Confluence 3 ar iš Confluence 1, Confluence 2. Ir automatiškai, jeigu strategija susidaro iš tokio pavyzdžio, kaip yra čia, ar ne, kad tau reikia 3 kažkokių įėjimo, kaip pavyzdys, ar šiaip marketų tiesiog signalų, tu įeisi žymiai rečiau. Bet jeigu tavo strategija yra iš realiai 1 arba 2 Confluence'ų, ir Confluence'as gali būti tiesiog marketo struktūra ir supply ir demand zona, be jokių ten premium discountų ir panašiai ir panašiai. Vėlgi, čia sistemiškai, ar ne, faktas, kad šitas žmogus, naudodamas strategiją, jisai turės daugiau treidų atitinkančių jo strategiją. Bet tas, kuris bus šiek tiek atsargesnis, turės daugiau pratestuotų Confluence'ų, ar ne, kurių jam reikia daugiau, kad jisai gautų geresnės kokybės setupą, jisai jų ras kur kas mažiau. Tai va, mano buvo sekantis, kaip pavyzdys, 3 pagrindinius punktus, ar ne, pažymėjau, tai būtų blogas rizikos ir atlygio santykis, tai risk to rewardas laimi, bet nedaug, pralaimi daugiau, bet manau su šitu problemų šiaip neturėtų būti, ta prasme turėtume visi jau ganėtinai aiškiai žinoti, kad mūsų vinai turi būti didesni, o jeigu jau varam gerų win rate'ų, tai 1:1. Čia labai standartinė matematika. Ir trečias dalykas, ar ne, tai yra psichologija. Išėjimas per anksti, nes bijai, kad rinka apsisuks, overtradinimas, fear of missing out, ne, FOMO, kad jeigu marketas nueina, kad tu vėjiesi jį iš paskos. Tai kaip pavyzdys palyginimui, tai kaip sportininkas, kuris treniruojasi teisingai, bet nesilaiko mitybos, rezultatai lyg ir yra, bet neatsiranda progreso, ar ne? Tai va būtent dėl šitų visų dalykų. Tai su revenge tradinimu pagrindas, kaip jisai kyla, tai mano nuomonė, tai tokia veiksmų seka, toksai netgi ratukas, neturim mechaninio plano, jo neturint, nežinom, ką daryti kainai judant. Jeigu nežinom, ką daryti, į tai tiesiog nereaguojam ir praleidžiam treidus. Pradedam vaikytis kainą ir atsiranda FOMO, tai yra fear of missing out, kad kaina pabėgs ir mes neturėsim pliuso, visi kiti turės, o mes neturėsim. Na ir tuomet iš FOMO atsiranda emocijos, nes visi uždirbo, o tu ne. Ir ko pasiekoje pradedi overtradinti, tuomet, kaip sakant, višnelė ant torto, gauni nereikalingų, neplanuotų losų ir pradedi kerštauti ir bandyti atsilošti. Tai va, sakyčiau, čia tokia, galime išsivesti šiokią tokią psichologinę grandinę, ar ne? Plano neturėjimas mus gali privesti iki kerštavimo ir bandymo atsilošti. Pradedam overtradint, nes neturim plano, nežinom, ką daryti, kai sujudėjo kaina ir tada pradedam vaikytis tiesiog ją. Tai jau kai tu šitoj vietoje, ar ne, pradedi jaustis, ar ne, tas emocijas jausti tokias, kad tu pradedi vaikytis kainą, bandai spėti visur, tai jau tenais jau tavo apie kažkokį planą, apie strategiją jau ten kalbos jau net ir neturėtų būti. Nes jos realiai čia jau jos visiškai nėra. Tai svarba yra tikrai plano, tai čia tokia visa kaip ir psichologiniai, ta prasme, dalykai. Patys mes, ar ne, tikrai turėtume būti stiprus, reikėtų labai prieš save būti atsakingiams, kad kaip pavyzdys galėtume paimti ir tipo nueiti tiesiog į šoną. Tai žinau, kad tikrai ne visiems gaunasi tą padaryti. Kaip ir atrodo, kad gali padaryti, bet nepadaro. Bet kartais yra tokių, kaip pavyzdys, ant FTMO accountų, futures brokeriai, kai kurie turi tokią opciją mechaninę. Čia yra žiauriai gerai. Man patiko anksčiau, kai buvo ant funding pipsų one step accountų būdavo max lot, kiek tu galėdavai, per 100k accountų galėdavai sutreidinti 10 lotų. Tai kaip pavyzdys 10 lotų, tai realiai yra ant ten kaip poundo, euro, tai koks, vienas treidas, ta prasme, gal 2 maksimum treidai per dieną. Ant aukso jau šiek tiek daugiau, bet ten kaip pavyzdys 10 lotų, 10 pipsų ant euro dolerių ir poundo su doleriu yra $1000 losas.
Tai yra 1%. Tai yra tikrai nedaug. Ir tada tau tiesiog trading disabled ir tu nieko nebegali daryti. Bet ją panaikino šitą visą opciją, nors aš sakiau, kad čia žiauriai gera, nes padeda ne overtradinti, bet jie specialiai ją panaikino, nes, kaip ir visų firmų tikslas yra mus, kaip sakant, suknisti. Jie uždirba iš to, iš mūsų nesėkmių. Tai dabar pirmas žingsnis, ar ne, kaip išlysti iš viso šito, iš čia, mano nuomonė, tai yra pasižiūrėti į savo statistiką. Labai paprastai. Matematika. Win rate, average risk to reward, geriausios prekybos dienos, blogiausios prekybos dienos, laikai, sesijos ir ketvirčio vidurkiai. Tai pirmas dalykas, ką noriu pasakyti, kad savo prekybą turėtumėt vertinti kaip įmonę, o ne kaip juridinis asmuo, o ne kaip fizinis asmuo, ar ne. Turėtų būti visą tai vertinama ne mėnesiais, ne savaitėm, o ketvirčiais, kaip tai daro viešos kompanijos, ar ne, nes tai yra verslas. Čia nėra jūsų samdomas darbas ir panašiai. Čia yra kapitalo valdymas, naudojant tam tikrą metodologiją, ar ne, rizikos valdymas. Tai dabar, ką turiu omeny apie matematiką, ar ne? Iš kur gauti visus šitus skaičius? Kiekvienas brokeris, kiekvienas traderis turi kaupti prekybos žurnalą. Ir dabar turim tokius įrankius kaip ChatGPT, kurie mums gali padėti tą duomenų visą analitiką išnarplioti, ar ne? Pilna pasiieškoti galite internete visur skirtingų promptų, skirtingų matematinių modelių, kuriuos naudoja kvantai, pavyzdžiui, ar ne, kažkokių tai ten Sharpe ratio ir panašiai, daug skirtingų visokių matavimo vienetų yra ir išsistudijuoti savo sistemą. Ir tą padaryti ne mėnesiui, o ten metus laiko, pavyzdžiui, ar 2 metų datą. Kuo didesnį data pointsų skaičių jūs duodat, tuo tikslesnis bus rezultatas. Čia kaip pavyzdys krepšinėje, ar ne, aiškesni duomenys yra žaidėjo, kaip jisai iš kur ką pataiko, iš kur jisai stipresnis yra, kur silpnesnis, kuo jisai daugiau rungtynių sužais, tuo tie duomenys bus tikslesni. Visi šitie dalykai turėtų būti jūsų geriausi draugai, ar ne? Tikrai patariu naudoti ChatGPT ir užduoti jam eilę klausimų, kad jums galėtų padėti išnarplioti ir pastudijuoti jūsų surinktus duomenis, išsitraukti kažkokias tai išvadas. Bet kas yra labai svarbu, kad jūs jas kauptumėt. Jūs negalit jų nekaupti. Jūs turit būtinai vesti žurnalą, turit būtinai žinoti average risk to reward, kuriuos naudoja, blogiausias prekybos dienas, laikus, ten sesijas ir ketvirčio vidurkius visus. Viską turit žinoti. Už tai, kad jūs galite tokiu būdu pradėti mažinti tą visą treidų. Tai jeigu mes prekiaujam 3-5% win rate, tai iš 100 treidų pagal viską turėtume laimėti 35 ir iš 100 treidų pralaimėti 75. Tai mes jau sugalvoja, kad čia atitinka mano sistemos taškus ir kriterijus, būtent šis setupas, kai mes tik šitą mintį gaunam, ar ne, va šitus savo žodžius pasakom savo galvoje, mes iškart jau turime odsus, šansai, ar ne, kad iškart jau turime odsus, šansą, kuris yra prieš mus. Tai jau mes imdami tą treidą, mes jau iškart susitaikom, kad čia yra beveik 3 kartus daugiau šansų, kad bus loseris, ne, kad mes pralaimėsim. Iškart susitaikom su tom. Tai naudodami visą šitą matematiką, kuri yra visiškai paprasta, visiškai standartinė, visiškai basic, ką mes galim padaryti? Mes galim susivesti į dabar šiais laikais turimus įrankius, kaip dirbtinis intelektas, ar ne, ChatGPT, kuris labai lengvai tvarkosi su tokiom užduotim. Teisingai jam pateikti tą užduotį ir jisai jums paims ir panaikins laikus ar ten setupus, kurie jum long terme neveikia. Taip, jie kartais veikia. Jūs imat treidą, vinas ar ne, losas, tada vėl vinas, tada vėl losas galbūt. Ir vėl vinas, bet jūs kabinatės, ar ne, tokiu atveju į šitus, bet nekreipia dėmesio į šitus, kad potencialiai, jeigu mes tokiu tempu važiuojam kokius 200 treidų iš viso total, mūsų rezultatas yra neigiamas. Dėl ko noriu tai pabrėžti, ta prasme, nes čia kaip ir su vinais, taip pat ir su losais, kad mes fokusuojamės į short term results, tai yra trumpalaikius rezultatus. Kur? Versle. O versle to negalim daryti, į trumpalaikius rezultatus žiūrėti, nes galbūt jūs šitą visą seką, ar ne, galite išpildyti per 1 savaitę, galbūt tai galite išpildyti per 2 dienas, bet tai nieko jums nepasakys, nes
jums reikia iš viso turėti kokius 200 treidų ar ne, ten su tam tikru setupu, kad jūs matytumėte realų vaizdą. Kaip pavyzdys pas mane irgi yra tokių treidų, kurie atrodo sesijoje, kad jie viskas ten su jais ok, bet kai suvedi į ChatGPT, rodo, kad ten kaip pavyzdys jo Total R per kokį 90 dienų ten simulaciją, ar ten kaip pavyzdys 1000 treidų simulacija, kad ir tokių skaičių. Yra ten plus 10, kai kitų setupų yra skaičiai ten plus 200, plus 300, o čia yra plus 10. Tai ar mums verta laikyti tokios kokybės setupą savo sistemoje, kuris mums generuoja 10R kas 2000 treidų? Tai faktas, kad ne, per ilgą periodą pradėtume skirti tai į ketvirčius, tai būtų labai labai menkas skaičiukas, bet tai užimtų didelę dalį mūsų viso data samplo, visų mūsų duomenų. Tai repeticija absoliučiai visko gyvenime repeticija priveda prie kažkokio tai mastery levelio, ta prasme. Yra gera labai knyga, beje, Roberto Greeno mastery knyga. Esu ją ir klausęs ir skaitęs labai daug kartų. Tai yra, kai net funding pipsų fazių stage'ai pavadinti būtent pagal tos knygos išsireiškimus, kuriuos Robertas Greenas naudojo. Tai pirma fazė yra student, antra fazė yra practitioner, praktikantas ir trečia fazė yra mastery. Taip, tai realybė tiesiog, kad dažniausiai užtenka mažiau, bet kokybiškesnių sandorių. Visą laiką less is more, treidinime less is more, visą laiką. Praktinis patarimas, ar prieš įėjimą užsiduot savo klausimą, ar šis treidas atitinka bent 8% mano taisyklių. Tiesiog labai paprastai savo prekybos mechaniniam plane, kiekvieną kartą norint svarstant įeiti į treidą, jūs savęs klausėt, ar šis treidas atitinka bent 80% mano taisyklių. Jeigu jūs atsakote į šį klausimą taip, puiku. Jeigu atsakot ne, viskas. Tai yra nesandoris, ne treidas. Čia tas pats, kas su pokeriu. Sėdi ar ne pokerį žaidži, tai profas nežaidžia visų kortų tam, kad būtinai tik tais pagamblinti ar ne potę pabandyti kažką išlošti. Lauki stipriausių kortų. Sekantis žingsnis būtų psichologijos disciplina. Net jei ir ta sistema yra atmušta ir jinai yra gera, bet kokiu atveju, jeigu tu nesilaikai plano, tai vis tiek bus break-even, bet kokiu atveju. Keliai yra tokie, kaip sakant, su sandorio uždarimais, dar irgi dalykai, kai pradeda mums emocijos lysti. Tu sandorį uždarai, nes tokia taisyklė yra, kad tu pamatei grafike techninį signalą, kuris tau, kaip pavyzdys, pagal taisyklės kažką invalidatino ir tau nebetitinka, vietoj to, kad uždarau, nes man neramu, nes man atrodo. Viltis yra kvailių motina, markete to hopiumo negali būti. Tiesiog esmė labai į tos losus visi taip reaguoja ir save vertina dėl būtent losų. Dėl vieno data pointso, ar ne? Ir save vertina toliau kaip pavyzdys. Jeigu turi losą. Šitoj vietoj mūsų smegeninė įjungia kažkokį gynybos režimą ir pradeda stengtis išvengti to sekančio ketvirto loso. Kažkodėl. Nors sistemiškai, ar ne, pagal tai, kaip skaičiavom praeitą, ar ne, 35% win rate lygų. Tai aš ten praeitą buvau prastai suskaičiavęs, ten turėjo būti ne 7,5, o šiam 5. Šiam 5% losing rate. Tai dabar turint šitus skaičius, o kodėl mes negalim šiam 5 losų turėti? Galim. O tai kažkas keičiasi, jeigu mes juos šiam 5 turim? Ne, nesikeičia. Nes po to gali būti 3,5x win. Čia toksai labai paprastas primityvus pavyzdys. Tai kodėl eilė šitų losų mus verčia daryti kažkokius tai veiksmus, kažko keisti, kažko ieškoti. Kai skaičiai kalba už save, kad mes galim teoriškai, matematiškai 65 kartus iš eilės lūzinti ir vis tiek gauti tą patį rezultatą. Iš šitų losų, ar ne, potencialiai, va šiti 3 gali būti tie durni treidai, apie kuriuos tu man tai šneki. Kad tie 4 losai, kadangi jie mus taip psichologiškai suvaro, ar ne, į miltus, mes dėl to pradedam kvailai elgtis. Ir jau šiti treidai yra tie, kurie netitinka sistemos. Jeigu jie atitiktų sistemą, all good. Bet dažniausiai tie losai, kurie atitinka sistemą, kur viskas tvarkoja, tai yra sistemiškai, statistiškai įrodyti, ta prasme nieko nėra 100%. Visiškai čia. Ta prasme iš vis apie tokius skaičius šitam visam versle jūs galite pamiršti 100%. Čia neegzistuoja tokie dalykai. Neegzistuoja netgi 8%. Sakyčiau, neegzistuoja net 7%. Tai kodėl šiti 3 turi pakeisti viską, kai žinom, kad čia yra tiesiog 3 statistiniai vienetai. Tie 3 losai nereiškia, kad tu esi prastas traderis. Ką tie 3 losai reiškia? Kad tavo sistema šiuo metu neperformina. Kodėl jinai neperformina? Nes jinai turi neperforminti tuo metu. Nes tai yra tiesiog neįmanoma, kad performintų pastoviai. Kas liečia mažėjantį kapitalą, tai yra jau tiesiogiai, sakyčiau, susiję su labiau žiūri į pinigus ir matuoji procentais viską. Čia yra irgi kišantis faktorius, tiksliau, mums pagalius į ratus. Tai yra tas, kad mes matom sumą, su kuriuom prekiavom. Kad mes matom, ką mes potencialiai
realiai galim uždirbti, realiai galim prarasti. Reikėtų save atsiriboti nuo kapitalo maksimaliai, bet žinau, kad tą yra labai labai sunku daryti. Tai ką patarčiau daryti, jeigu sunku matyti minusus ir mažėjantį kapitalą, tai yra mažinti riziką. Vienintelis atsakymas yra mažinti savo riziką, nes tau turi tas minusinis treidas nieko nereikšti. Net ir serija minusinių treidų tavo kapitalui turėtų nieko nereikšti. Tai atsakymas koks? Didinti kapitalą tiesiog. Nes kaip pavyzdys su 5000 sąskaita ar nerizikuojant ten 0,1, bent jau man nebūtų jokio visiškai nevertėtų tuom užsiimti tiesiog. Bet jeigu būtų 500 000 sąskaitos dydis, 0,1 jau tada staiga tampa solidžiu kažkokiu tai skaičiu. Bet turint 10 procentų drawdowną, 0,1 ir 10 treidų minusinių seka, manęs visiškai negazdintų, nes tai tik tais būtų 1 procentas viso mano drawdowno, viso kapitalo. Jį naudodami statistiką, naudodami backtestingą ir panašiai, mes savo parodom, kad it's all good tiesiog. Tai sekantis topikas tai būtų žurnalas ir analizė. Tai dabar, kas iš jūsų veda prekybos žurnalą, bet taip, ta prasme, viską normaliai rekordina. Viską, kiekvieną treidą. Arba tiksliau sakykit, kas ne. Ir aš suprantu tą, dėl to sakiau, kad visiškai neveda, ta prasme. Žurnalas yra jūsų admino dashboardas, jūsų prekybos. Yra duomenys, jums jų reikia. Jūs privalot šitą daryti. Čia yra tas, ta prasme, tas pats, kas turėti mašiną ir jai techninio aptarnavimo nedaryti. Jūsų mašina vis tiek po to suges, pradės gesti ir nesusitvarkys. Žurnalas nėra tik sandoriams, bet ir psichologijai. Turit žymėtis, kad kaip pavyzdys, ar čia buvo tas losas, ar ne, kurį paėmėt, atitiko visus jūsų taisyklės. Laukiu dabar vienintelis, tai yra TradeFlow iš mūsų partnerių iš Amsterdamo, iš WeTrust Capital, kurio dar nepaleidom, kur bus kaip MyFX Book, kur viskas bus verified track record visiškai. Tenais bus tokia šiokia naujovė. Tai tenais tikrai įvesiu viską. Tai va, tai dėl žurnalo ir psichologijai. Tai turit pažymėti, ar išeini per anksti, ar vėluoji įeit, ar atidarai dėl FOMO. Ta prasme, kartais užtenka tiesiog pamatyti vieną pasikartojančią klaidą, kad iš break-even pereitum į pliusą. Tu tik užmatai kažką, kad tu va, kad ir toj eigoj, kaip pavyzdys, iš 10 treidų, ar ne, iš 10 losų, jeigu jūs sugebat atskirti, kad kaip pavyzdys 6 treide ir 8 treide, kodėl aš pralaimėjau šitą treidą. Todėl, kad uždėjau stop lossą ne žemiau supply arba demand zonos, o po reakcijos ir po reakciją dėjau stop loss. Tai jeigu kaip pavyzdys tu panaikini šitą klaidą, ar ne, tu automatiškai potencialiai gali panaikinti 2-3 losus. Gerai, tebūnie vieną iš visos tos sekos, bet kai tu žiūri, kad 10 treidų ir tu vieną losą galėtum panaikinti, tai yra 10 procentų viso data samplo. Tai iš 100 treidų tu 10 losų panaikintum, iš 1000 100 treidų, 100 losų panaikintum. Tai tas mažas patvykinimas ten tų visų statistinių kažkokių dalykų tau gali padaryti ženklų pasikeitimą. Long terme. Tai mes kaip ir turėtume stebėti ne tik, kas liečia pliusą long terme, ar ne, ten visą sistemos išsidėliojimą, bet taip pat ir žiūrėti, kaip kažkoksai mūsų klaidų taisymas, kažkokių tai dalykų panaikinimas, kažkokių dalykų koregavimas, kaip tai long terme mums galėtų atrodyti. Tai mes imam kaip pavyzdys va šitą mano pavyzdį ir nepaminėta, kad jeigu iš 10 treidų, 10 losų, 1 arba 2 losai buvo ne pagal tavo taisyklės ir jeigu tu tą sugebė atpažinti pasikartojant ir tu gali išimti juos, tai overall per ilgą laiką tau tai ženkliai sumažins tavo drawdowną. Už tai, kad tai yra 10-20 procentų visų tavo treidų. Ir pabaigai tada motyvacijai. Tai jeigu esat break-even, tai iškart sakau, kad esat arti sėkmės. Jeigu netoli, jeigu esat su mažiuku minusiuku, ar ne, kartais biški pafeilinat, bet jau matot, kad nėra, kad vien tik į vieną pusę. Iškart sakau, kad esat arti sėkmės. Maži pasikeitimai veda į didelį rezultatą long term. Tai norėčiau, kad šito nepamirštumėt. Ir jeigu šiandien esat break-even, tai vadinasi jums nereikia naujo šito holy grailo. Reikia tiesiog patobulinti tai, ką jau darot ir peržengsit į pelningumą. Esu visiškai užtikrintas tuo. Norėčiau padėkoti tiems, kas atėjot, kam svarbu ir kas skiriat savo dėmesį. Šiandienai paimsim tik vieną tą topiką, nes kaip matot, kai įsiplečiam, tai tikrai yra apie daug ką pakalbėti. Tai kitiems kartams paliekam sekančius klausimus. Tai norėčiau palinkėti visiems gero vakaro ir tada sėkmingos prekybos rytoj. Viso geriausio.